Remigijus kuršių marias ir ten gyvenančią žuvis pažįsta puikiai. Žvejoja, kaip pats juokauja, nuo gimimo. Dar būdamas vaikystėje, tėvukas mane įsodindavo į laivą ir po visas kuršių marias. Patyrę žvejys rodo savo žvejybos įrankį – modifikuotą gaudyklę. Į ją pakliuvusios žuvis skirtingai nei tinkluose dažniausiai nežūsta ir lieka gyvos iki tol, kol žvejys jas pasiema arba paleidžia. Matosi, viduj yra susiaurėjimas. Žuvis atplaukia paprotčia ir matosi vartukai. Jos yra išmaniosios, kiti vadina tas gaudyklės. Anksčiau tai tos gaudyklės statydavo žvejai su paprastais kuolais. Kiek tokios gaudyklės efektyvesnės, aiškinosi ir finansavimą gavę Gamtos tyrimo centro mokslininkai. Mūsų tyrimas truko 2 metus. Nustatėme tam tikras tendencijas, kaip keičiasi ta priegauda priklausomai nuo vietos, nuo sezono, nuo gaudyklės tipo, nuo jos modifikavimo. Per šitą projektą mes išmatavom virš 20 000 žuvų. Modifikavus tas gaudyklės, žuvimas žuvų nepageidautinas gaudyklėse gali būti minimizuotas. Jeigu bus didelis mirtingumas gaudyklėse, tai čia yra tarsi šakos kirtimas, ant kurio pats sėdi. Mokslininkų ir žvejų partnerystė svarbi ne tik nustatant efektyviausias priemonės, bet ir analizuojant išskirtines žuvis. Pavyzdžiui, negės ir vėjažuvės. Pastarosios Baltijos jūros pakrantėje pasirodė ne taip seniai, 2016-aisiais, gegužės birželio mėnesiais per nerštą. Tai tikrai nebūdinga mūsų kraštams, nes yra per mažas jūros druskingumas, per žema vandens temperatūra. Anot specialistų, naujos žuvų rūšies pasirodymas mūsų krantuose ypač sveikintinas. Mokslininkai atlikę tyrimą siekia sužinoti daugiau apie jų populiaciją. Veisimosi galimybės Lietuvoje. Mokslininkai matavo įvairius parametrus, ilgio, svorio parametrus, brandos parametrus, amžiaus parametrus. Buvo tyriama ir vėjažuvių mėsos maistinė vertė. Siekiant stiprinti žvejų ir mokslininkų bendradarbiavimą, iki kitų metų numatyta 140 000 eurų paramos pagal programos priemonę mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos. Projektų įgyvendinimo planus bus galima teikti nuo gruodžio 16 iki 24 metų vasario 19 dienos. 100% finansavimas tikrai yra didelė paskata mokslininkams iš mokslinės pusės, žvejams iš verslinės pusės, apie tų išteklių būklę, apie galimybę paskui gal į rinką ateiti tai žuviai ir plėtotis. Pretenduoti paramą gali gamintojų organizacijos, žvejybos įmonės, universitetai bei kiti mokslinių tyrimų centrai, nevyriausybinės tarptautinės organizacijos. Iki 27 metų paramos biudžetas sieks apie 500 000 eurų.